Jo, pabūk. Viskas ok, čia macai, tegul guli, pagulėkit. Šiandien esame Grigiškių trasoje, kur testuosime du elektrinius motociklus, tai yra Sur-Ron Storm-B ir Sur-Ron Ultra-B. Apie Stormą jau šiek tiek kalbėjom praeitam epizode, o dabar pakalbėsime apie naująją Ultra, palyginsime jas, pasižiūrėsim techninės charakteristikas ir pažiūrėsime, kaip sekasi trasoje su krosiniais kitais. Ultra yra naujausias Sur-Rono kūrinys, tai yra išleistas tik tai šią žiemą ir tikrai pataikė į 10-tuką. Tai yra lightweight enduro, 85 kg svoris, 12 kW, su ja realiai gali nuvažiuoti 50-60 km, maksimalus greitis 95 iki 100. Fainai, kad gali su ja pasireguliuoti, kad važiuotų kaip dvitaktis arba keturtaktis pagal engine brakingą. Turi 3 galios modus, tai yra Eco, Drive ir Sport. Taip pat yra ASR-as, antipraslydimas. Gali pasidaryti, kad už tave visiškai kompas galvotų ir duosi gazo, net ant šlapio neprasisuks. Arba pilnai išjungti. ASR-as pasispaudžia 3 kartus, išsijungia. Čia yra visi posūkiai, signalai, avarinis ir taip toliau. Kas fainai yra, kad gali įsidėti USB-C pakrovimą, quadlocką ir turi sistemą, kur su telefonu naviguoji. Turi užrakinimą vairo, kaip ir paprastuose motocikluose. Pakrovėją gali vežtis po sėdynę, baterija išimama, pakojai geri, visos dalys geros, sakau, vienintelį ką pakeiščiau ratus. Bet pakaba pati eina per trišakį, netiesiai prie šakės. Priekinės šakės labai liuks dirba, šuolius virš galvos šaika jau daro su juo. Einam, duosim šaikai pralėkti, sportininkam. Na ir ką, tą dieną, kai filmavome, turėjome ne vien neveikiančius mikrofonus, bet ant pačio galo ir neveikiančius Sur-Ronus. Jo, pabūk. Viskas ok, čia macai, tegul guli, pagulėkit. Tai testas tą dieną gavosi kiek greitesnis negu tikėjomės ir dar ant viršaus, kas nepasisekė, kad neveikia mikrofonai. Tai keletas komentarų iš bevažiuojant trasos onboard footage'o. Tai koks jausmas yra važiuojant Sur-Ron Ultra-B? Tai yra ultra lengvas motocikliukas, jaučiasi lyg valdytum dvitaktį, kadangi neturi variklio stabdymo. Galima pasidaryti, bet šiuo atveju buvau pasidaręs, kad nebūtų jokio variklio stabdymo. Gale yra maždaug 1.25, tačiau įdėjus kontrolerį, kurį matote čia, tai yra Torp, iš karto pakyla galia iki 18 kW, 350 amperų ir 450 Nm. Tai motociklas tampa kažkur 250 kubinių centimetrų galios. Taip pat uždėjus krosinius ratus 21 priekyje ir 18 gale, motociklo charakteristikos valdymo visiškai pasikeičia ir jis tampa tikrai agresyviai važiuojančių motociklų. Daugiau jam jokio tuningo nereikia, bet investicija yra visgi kontroleris apie 1000 eurų ir ratai apie 600 eurų. Na ir keletas komentarų apie techninės charakteristikas, tai motociklo pakaba tikrai gerai dirba, daug labiau nustebino negu tikėjausi. Stabdžiai taip pat yra aštrus, tad pagrindiniai dalykai, kas yra svarbus ant motociklo, kaip galia, svoris, pakaba, stabdžiai yra tikrai geri. Na ir dar keletas momentų, kuriuos tikrai verta paminėti, tai yra, kad motociklas turi integruotą pakrovėją, kurį gali vežtis po sėdynę. Tai tie, kas važinėja su elektriniais, tai tikrai žino, kad tai yra naudingas dalykas, kai gali pasikrauti po keleto važinėjimo valandų papietaudamas vėl, kad galėtum tiek pat važiuoti. Antras didelis privalumas, kurį privalau paminėti, tai yra, kad motociklas yra pilnai nepralaidus vandeniui. Yra video netgi internete, kai žmonės pilnai panardina Sur-Ron Ultra po vandeniu ir su juo pavažiuoja, taip pat ištraukus jokių problemų. Tai čia toksai tikrai įspūdingas, kuo negali pasigirti nei dvitakčiai, nei keturtakčiai.
Na ir paskutinis, kad motociklas yra pilnai registruojamas ir beje ant popierių, ant dokumentų jisai papuola į A1 kategoriją. Ką tai reiškia, kad norint važiuoti su motociklu užtenka šiuo metu turėti B kategoriją ir tai reikia įsilaikyti keleto dienos kursus ir gali važiuoti legaliai gatve, mieste ar bet kur kitur eisme. Koks testas, kokia išvada? Ultra tikrai cool motocikliukas, reikia ratų. Iškart sakėm nuo pat pradžių testo, tai va, turim prisikarksėjom, kad reikia ratų, tai dabar tikrai reikia ratų. Ir iškart dėsim 18 ir manau su jais grįšim į trasą, o priekyje 21. Tai tikrai neblogas mocas, jį reikėtų sukėtinti važiuoklę. Ant šito jau buvo sukėtinta, tai nesijautė, šuoliai labai lengvai, imasi galios pakankamai, ypač lengviem raideriam, yra tobulai geras mocas. Šito ypač trasai, kur yra smėlėta ir labai palaida, tai Ultra tikrai jai trūko padangų, o šiaip geras mocas. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu norite išbandyti, atvykite į Two Wheels Empire, na, o sekančiame epizode nagrinėsime Stark Vargą.